Garbė Jėzui Kristai. Per amžius. Toliau tęsiam savo gyvenimą ir tikėjimo tikrovę ir šiandien noris kartu pamastyti labai apie nelengvą tokią temą. Tai krikščionis tikintis žmogus ir pinigai. Iš vienos pusės, pavyzdžiui, mes skaitom šventą raštą, kuriame yra šviesiai tiesiai pasakyta, ar ne, reiškia, kad ten pinigai, gobšumas yra blogio šaltinis. Labai aiškiai perspėja. Perspėja apie netarnavimą dviem šeimininkams, Mamonai ir Dievui. Iš kitos pusės mes randam ir tuos, pavyzdžius, kur Jėzus sako, kad tas žmogus turi būti kaip geras ūkvedys. Jam Dievas yra patikėjęs visą tą ūkį ir jis turi ten rūpintis ne tik tai, kad nepražudytų, bet dar netgi padaugintų. Tai kaip iš tikrųjų reikėtų teisingai žmogui mąstyti, gali tikinti žmogus būti turtingas ar ne? Gal čia toks hipotetinis tas klausimas, bet koks tas sveikas santykis su tais pinigais? Toks ir santykis, reiškia, kaip su sukurtuoju dalyku. Žinai, žiūriu katekizmas labai daug ko šiek nesako, žinai, apie pinigus. Labai nedaug tų numerėlių. Tai pinigai, pinigai? Pinigai mes galim pasvarstyti savo. Koks pavojus, kas yra? Pinigai tai yra mainų įrankis, kad galėtume apsimainyti savo sukurtomis vertybėmis ir kad galėtume pragyventi. Tai tiek, kad dabar pinigai tam tikrą turi savybę pažadinti aistrą arba tiesiog atliepti godumą aistrą. Tai už tai sakysim, kaip ir 2536 katekizmas, ką sako, 10 įsakymų, draudžiamas godumas ir besaikis noras turėti žemiškų gėrybių, draudžiantis nežabotas geidimas, draudžiamas. Tai va. Gimstantis iš nepasotinamos aistros turtams ir jų teikiamai galiai. Tai ką pinigai suteikia? Pinigai suteikia daug laisvės, gali suteikti, galios gali suteikti, nes gali kažką pasamdyti, nusisamdyti. Ir daug gražių dalykų gali. Daug gražių, ir matai, kad kas yra. Kadangi suteikia laisvę žmogui, daugiau mažiau, nuo ko laisvė? Pasižiūrėti, nuo ko ta laisvė suteikia? Nuo priklausomybės nuo kitų žmonių, nuo darbdavio, pavyzdžiui, tampi nepriklausomas jeigu turi pinigų, nuo pensijos. Nuo įpareigojimų įvairiausių, nuo ekonominių visokių. Nereikia tau geriausio laiko, tarkim, ten kažkur tai sūdyti kažkokiam darbė, kuris galbūt net nepatinka arba žalingas tavo sveikatai. Tai daug labai tokių dalykų, ta laisvė suteikta, tau nereikia vien tik tai, ten nuo ryto iki vakaro dirbti, kad duonos kąsnį turėtum, vėl turi laiko, atsiranda laikas, laisvas laikas, tokių dalykų. Bet kita vertus ir pagundų atsiranda labai daug, tai tu gali, kažką pasamdyti, jeigu dar daugiau pinigų, gali įtakoti kitus ir už tai katekizmas perspėja, kad, žiūrėk, kas sako, draudžiamas nežabotas geidimas, gimstas iš nepasotinamos aistros turtams ir jų teikiamai galiai. Tai paskui pagaliau draudžiamas troškimas daryti neteisybę, pakenksančią artimo žemiškosioms gėrybėms. Neteisybė kokia, kad gali norėti dar daugiau, nes gali užsimanyti, kad pakeisti kito, tiksliau papirkti ar ten kažkaip įtakoti mąstymą, kad jisai pritartų tavo nuomonė ir panašiai, ką mes matome žiniasklaidoje ir taip toliau, pasaulyje jau galingiai dar formuoja nuomonės, ką mes sakom, bet iš tikrųjų tai tokie dalykai čia iškreipia santykių su turtu, o šiaip, aišku, kita vertus gali padaryti labai daug gero. Pavyzdžiui, jeigu imsim savo kultūrinę aplinką, ar ne, visi didžioji dalis vyresniųjų ateinam iš tos tarybinės santvarkos, kai bet koks žmogus, kuris turėjo daugiau pinigų, jis, tarkim, buvo spekuliantas, taip vadinamas, ar ne, ar kažkokiu kitokiu būdu. Ir tarsi žmogus, kuris turi pinigų, jis jau savaime kažkokiu būdu yra nemoralus. Matai, ten buvo kitas iškreipimas, ten buvo ta tokia, pagal tą proletariato diktatūros formulę, kas buvo nieks tas bus visko, buvo aukštinami tie, kurie kažkodėl, ne pats neturtas kaip toks, bet buvo išaukštintas, ne tas dvasinis neturtas, bet buvo išaukštintas toks, sakykime, kas yra proletariatas. Nebūtinai žmogus, turi būti neteisingais, ten vargstantis, bet tiesiog tarsi gėris buvo tas neturėjimas pristatytas. Tai čia nėra gėris. Reikia žiūrėti, ką bažnyčia moko. Apie tai labai gražiai Jonas Paulius II sakė, tiek didelis neturtas, tiek turtas iškreipia žmogaus esmę, nes
reiškia, didelis neturtas labai pažemina žmogų, o didelis turtas, reiškia, iškreipia santykį su realybė, su tikrove. Tai irgi savotiškai pažemina žmogų, nes jis pasijunta visagalis, kai tuo tarpu jisai toks nėra. Tai štai iš tarybinių laikų kas atėjo, kad čia, jeigu būsi kabutėse bedniokas, tai čia tu būsi kažkoks, tai reiškia, nu, tarsi geresnis, tobulesnis, dar kažką, tai žinai, tai nu, ten visa tokia ideologija buvo, bet kita vertus, tai čia tada tu proletariato diktatūra, kad tai tie, kurie nieko neturi, gali diktuoti sąlygas kitiems, žodžiu, tie, kurie netokie, tu juos reikia sunaikinti, nu, žodžiu, iškreiptas visiškai buvo. Jo, bet tai dalinai gali persiduoti, tarkim, netgi ir į mūsų tą dvasingumo sampratą, kad va, tas, kuris mažai turi arba beveik nieko neturi, tas yra kaip ir, nu, teisingesnis, o tas, kuris turi, tai tas turbūt jau gobšesnis. Nesvarbu, kad jis galbūt dirba daugiau arba, nu, kažkokiu būdu. Matai, reikia žinoti, ta tarybinė santvarka, tai kas ten buvo? Tai reiškia, buvo toks paralelinis šėtono pasaulis, drąsiai reikia sakyti, kai piktoji dvasia viską kopijavo iš krikščionybės, tačiau savo, nu, kaip savotišką parodiją ar nevykusi kopiją, galim taip sakyti, nes mes šventam rašte tai aišku randam, aišku, kas pasakyti ir katekizme, atliepiant šventąjį raštą, mato Evangelijos 6:24 skyrius, negali netarnauti Dievui ir mamonai, tai yra, kad stabmeldiškas santykis su turtu jisai iškreipia visą realybės sampratą, o ten jau tas komunistinis, marksistinis mąstymas, aišku, tai vėlgi buvo, kad atseit gėris būti neturtingo, bet viskas visiems lygiai, visiems meilė, taip toliau, bet pagrindas visai kitas buvo, toks ne meilės, bet neapykantos pagrindas. Tai dabar mūsų santykis su turtu, tai koks yra sveikas, tiesiog ką Dievas duoda, priimi kaip malonę Dievo ir tą stengiasi naudoti vadovaudamasis meilės dorybė. Tai meilės dorybė, tada jinai padeda viską sustatyti į savo vietas. Meilės Dievui, meilės savo ir meilės artimai. Viskas susistato į savo vietas. Ir vienus, aišku, mes matom, sakysim, kokios krikščioniškos, net kokios denominacijos ant sektų sako, tai čia turtas yra palaiminimas. Taip, aišku, Dievas, jeigu jis nori, sekant senuoju testamentu, jis gali palaiminti tavo šeimą ir gana gausiai ir pakankamai, bet tai neduoda kaip savitikslio dalyko, kad tu tarnautum tam gausėjimui, bet tiesiog duoda tam, kad panaudotum vykdydamas Dievo valią. Dievo valia, tai kaip jau minėjau, mylėti Dievą, mylėti save patį ir artimą, taip kad čia, žinai, visur subalansuotas tas turi būti žvilgsnis. Galiu padaryti gerų darbų visuomeniai, galiu padaryti gerų darbų artimui ir galiu taip pat pasirūpinti tinkamai savimi ir savo artimaisiais. Tai va čia toks įdant, kaip apaštalas Paulius sako, galėčiau gyventi visokiojopai maldingą gyvenimą. Ir eit pas Viešpatį. Tai už tai, aišku, mes galim rasti krikščionybės kelyje ir randam, kad tai vienuoliai duoda neturto įžadą, dykumų tėvai paliko turtą. Tai dėl ko? Nu, kad ugdyti tobulą pasitikėjimą Dievu, bet jau čia toks yra tobulumo kelias, kuris yra kaip atskiras pašaukimas kiekvienam. Žinai, o jeigu gyveni šeimoje, tai turi pasirūpinti tą savo šeimą, tai vėl taip, kad čia tų kelių gali būti įvairių, bet labai paprastai pasakyti, santykis krikščionio su turtu turi būti labai paprastas. Aš gaunu iš Dievo malonės galimybę užsidirbti, dirbti ir tą turtą teisingai panaudoti. Tai tiksliai. Būtų turbūt sudėtingiausias dalykas, kaip paklausti Dievo ir savęs, kaip man teisingai tą turtą panaudoti. Reiškia, kad savęs nenuskriauščiau, kito nenuskriauščiau, žodžiu, ir kažką tai gero padaryčiau. Tai toks, nes kartais, žinai, gali norėti, pridarysiu gerų darbų, neprotingai išvaistyti, visai gali būti. Gali kaupti be proto irgi nebus protinga ten pozicija. Tai va, taip, kad, žinai. Tai blogis yra tada, kai mes iš to turto padarom stabą, kad štai, kuo daugiau, kaip dabar vyksta iš tikrųjų, tai ir firmos, ir pasaulio tos visus konkurencinės lenktynės, kas padaro, kad kuo daugiau. O vardant ko tas daugiau, jisai tampa savitikslis dalykas. Tai krikščionių tai nėra savitikslis dalykas. Gerai, tada toks praktinis klausimas. Valia žmogui maldoj prašyti, kad Dievas parūpintų, palaimintų pinigais? Tai matai, ką reiškia palaiminti? Jeigu prašai kasdienės duonos. Pasunkinkim šitą situaciją.
kol reiškia mūsų seneliai ir proseneliai dirbo kaime, reiškia ir pavasarį sėdavo, o rudenį nuimdavo, žiūrėk, visą procesą melsdavosi. Pradeda, vadinkim, dirbti laukus, meldžiasi, prašo, kad Dievas laimintų. Auga, prašo, kad laimintų. Nuima vėl, kad pasisektų nuimti, ar ne, reiškia, malda. Dabar žmonės kaime nedirba, dirba, tarkim, fabrike ar dar kur nors paprastus darbus, kur nuo tos gamtos nepriklauso ir tas darbo procesas, geriausiu atveju iš ryto pasimeldi vakare, bet tame procese tarsi malda nedalyvauja. Tai matai, čia visai kitas klausimas. Žmogus, taip šventas raštas ką sako, reikia melstis ir nepaliauti. Tai jeigu nori iš tikrųjų, ko mes norime, žinai, jeigu norim tikro santykio su Dievu, tai reikia melstis ir nepaliauti. Tai va. Gerai, bet... Tai, o reiškia, dėl ko aš kalbu, melstis nepaliauti, ta trumpa visokios maldos, kad reiškia tiesiog aš buvau, jau dabar mes čia šnekam. Aišku, galim primiršti Dievą, bet vėl grįžta mintis, Dieve, tu esi čia, esi su mumis. Ir kalbam tavo akivaizdoje, tai va. Tai va, tokie, sakytume, tokia yra mintis, tai kad... Gerai, bet grįšiu, vadinkim, prie to klausimo, kuris nekartai yra buvęs užduotas. Tai žmogus klausė, sako, moralu yra prašyti, kad Dievas duotų pinigų, tarkim, yra kažkokia situacija, žmogui reikia, iš tikrųjų reikia, ar jam atrodo, kad reikia, gali jis tiesiog prašyti, ar kaip? Tai vėlgi, prašyti, jeigu aš noriu savo šeimą išlaikyti, Dieve palaimink mano darbą, bet jeigu aš noriu nusipirkti, nežinau, Maserati, ar dar kokį ten, kaip ten, tą Porsche, kokią nors Porsche, dar ką nors, ar ten pasistatyti, žinai. Aišku, didelis verslininkas galbūt gali sakyti, kad štai viešpatį statysiu viešbutį, padėk man jį palaiminti, ne, ten 15 aukštą, žinai. Bet šiaip tai, jeigu normaliai man, tai dėl ko aš tą darau, reiškia. Jeigu aš dabar pirksiu prabangos prekę ir sakysiu, Dieve, duok man užsikalti pinigų, iš tikrųjų tai yra tuštybė. Tai reiškia, tai visiškai nieko bendro, čia yra toks tuštybė, reiškia. Tai tuštybės aš negaliu prašyti. Jeigu aš noriu, kaip sakyti, statau gamyklą, ne, kad ir žmogus turtingas, bet palaimink šitą projektą, palaimink žmonės, kurie ten dirba, tiesiog palaimink visą šitą procesą. Tai čia yra skirtingas dalykas. Tai čia visai. Tai matau, už tai 2424 numeris ką kalba, sako, besaikis noras praturtėti neišvengiamai turi blogų padarinių. Jis yra daugelio socialinė tvarka, griaunančių konfliktų priežastis. Tai va taip, kad dabar darba. Teorinė, kuri pelną laiko vienintelį ūkinės veiklos taisyklę ir galutinių tikslų, morališkai nepriimtina. Tai va, taip, kad čia, žinai, reikia kalbėti apie kilnumą, tai jeigu aš prašau, kad duok man kasdienės duonos, tai palaimink mano šios dienos darbą, tvarkoju viską, žinai. Bet jeigu aš ten norėsiu daugiau negu man reikia ir negu mano šeimai ir dar melsiuos, tai tokia tuščia malda patiška, ta malda gali tapti arba net ir tampa pasityčiajimu iš Dievo. Tai va, nes tai va tokia ir... Gerai, o jeigu paimtumėm dabartinę, tarkim, Lietuvos ir Europos tikrovę, tai reiškia senstanti karta, tai reiškia, kad dabar daug tų ir humoristinių pasakymų yra, kad pensija taip greitai bėga, kad nespėjam vytis mes ją, ar nereiškia, vėl suvokiam ir suprantam, kad pasikeitimai gali būti ir žmogus nuteisėtai klausia, o kaip man dabar, jeigu aš netaupysiu, neatsidėsiu tai pensijai, kaip tada bus? Ne, čia tai toks praktinis klausimas, tai jeigu aš uždirbu milijoną į mėnesį, tai vienas dalykas, jeigu aš uždirbu tiek, kiek uždirbu, kad galiu kažkaip tai pragyventi ir atsidedu pensiją, tai visai kitas dalykas yra praktinė proto sprendimas. Kažkas investuoja, kažkas galvoja. Tai žinai, čia masteliai skiriasi, dėl ko aš tą darau, tai vėlgi sakau. Tai, žinai, net ir tam pačiam, tam didžiajam universitete, kur visos gamyklas turi, dėl ko aš tą darau, savo turėtų žmogus atsakyti ir dar ne viskas. Jeigu aš tik vaikausi pelno, tai gerai, bet tai yra darbuotojai, faktiškai aš galiu atidaryti darbo vietas iš meilės kitiems žmonėms, kad štai jie turės darbą, jau užsidirbs, o galiu vaikytis beprotiško pelno, spaus darbuotojus, konkurentus, ir gaminti toliau didesnį pelną. Ir tada viskas, ir tada, čia katekizmas labai gerai atsako, sako, sistema pagrindinės atskirų asmenų bei grupių teisės pajunginti kolektyvinį gamybos organizaciją yra nesuderinama su žmogaus kilnumu. Bet kuri veikla žmogų paverčianti tik pasipelnimo priemonė, jį pavergia, o pinigą padaro stabu ir padeda plisti ateizmui. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Tai čia tokia, žinai, viskas priklauso nuo to, vardan ko aš ir ką darau ir kiek tame vėlgi, pasikartot būtinai reikia. Ar tame yra
Dievo ir artimo meilės įstatymas. Tai va, tai gali kartais žmogus galvoti, kad aš tikrai viską darau iš Dievo ir artimo meilės, bet tai čia reikia labai labai gerai pasitikrinti, nes atsakomybė tų, kurie turi daugiau, Dievas jiems davė, tai jų ir atsakomybė kur kas didesnė. Tai kaip aš elgiuosi su žmonėmis, tu pasvarstyti, ką aš darau, taip, ne taip, ką aš darau, vienu žodžiu. Tai čia nes ar tų gerų darbų padarau, ar jie tikrai ten tiek ir geri darbai. Žodžiu, tokia jau, jeigu tau daugiau duota, tai tu, kaip šventas raštas sako, ką Jėzus sakė, darykitės draugų nešvaraus pinigo pagalba. Tai darykitės draugų, ta prasme, amžinybė draugų, gerų darbų padarykite. Va, tai čia. Iššūkis tam tikras yra, nes pati biednystė tai irgi nėra dorybė tiesiog, tai yra sunkus išbandymas, tai žinai, dėl ko tas vyksta, kas nesugeba užsidirbti, kas ne, tiesiog, tokias. Kas nesugeba išlaikyti, ką užsidirbęs. Aplinkybės įvairios, žodžiu, visur Dievo valia yra, tai va taip, kad kita vertus Dievas pašaukė, kad mes vieni kitiems padėtume, tai va, ar yra noras tas pagelbėti viens kitam. Tačiau štai pinigas yra iššūkis, be jo blogai, nes jis yra, kaip pasakyti, reikalingas, kad galėtume pragyventi, bet jeigu jisai tam pastabu, tai yra pražūties tiesiog pavojus didelis. Ir Evangelijoje turbūt viena iš dažniausiai paminimų ydų Jėzaus lūpomis, kad būtent apie pinigus kalba, apie tai, kad pinigas daro įtaką žmogaus širdžiai. Ir didelį įtaką daro. Taip, už tai, kad matai, gali malonumų nusipirkti įvairiausių, visokiausių maistas, prabanga, paslaugos, nuodėmingų, nenuodėmingų malonumų, ta prasme, bet vis tiek jie, žiūrėk, dabar turi pinigų, žmogus gali važiuoti ten, žinai, gali važiuoti, kitas negali važiuoti, kitas gali tik pasvajoti apie tai, žinai, tada. Tai va, taip, kad labai nevienodai, tai vėl čia, žinai, čia ne mūsų vienų čia pasvarstymas, sakysim, vakarų pasaulis. Tai kas krikščioniškai mąstė, tai kilo ta tiesiog tokia karitatyvinė banga, kad štai padėkime ten skurstančiam tautom, bažnyčiam, žiūrėk, kiek ir tų fondų atsidarė ten šitie krikščioniai. Jo, ir fondų, bet yra ir, pavyzdžiui, sakykime, ar ne, tokių iššūkių, kur, pavyzdžiui, kur bandoma tarsi pasikviesti tuos emigrantus lyg ir geram tikslui, kad jie adaptuotųsi arba pradėtų dirbti, bet nebūtinai pasiseka taip. Tai, bet čia galbūt jau kita tema yra. Taip, čia, žinai, čia tų visokiausių temų, kaip čia būti, bet, aišku, taip griežtai santykis su pinigu jis toks, reiklus. Nėra paprastas, tai, aišku, iš tikrųjų mes jo paneigti negalim ir vaizduoti, kaip bolševikai vaizdavo, kad čia, jeigu tu čia esi bedniokas, tai esi išrinktasis savas, o tos turtuolius reikia čia sunaikinti, tai šitai neteisybė. Ir štai bažnyčios mokymas, reikia žiūrėti, Rerum Novarum, tai reiškia Jono Pauliaus antrojo mokymą. Viskas labai gražiai sudėstyta, kaip turėtume elgtis, tai kaip jau minėjau, bet principas yra toks, kad tiek didelis skurdas, tiek didelė prabanga iškreipia žmogaus santykį su realybė ir kenkia jo kilnumui. Tai tie, kurie daugiau turi, yra pašaukti padėti tiems, kurie skursta, bet tie, kurie vertus, kurie mažiau turi, tai jie tiesiog turi ieškoti kelių, kaip tiesiog prašyti Dievo, kad apšviesk mane, kad aš galėčiau kilniai tiesiog savo pragyventi. Tai buvo, o vyriausybių uždavinys vis dėlto sudaryti sąlygą žmogui nepažeidžiančio kilnumo užsidirbti, nes, sakysim, labdara irgi, jeigu mes taip žiūrėsim griežtai, tai visos tos socialinės pašalpos kaip ir gerai yra, bet jos kita vertus pažeidžia žmogaus kilnumą, nes žmogus netenka orumo būtent save realizuoti ir pats užsidirbti, bet čia irgi tokia šiek tiek kita tema. Ką Dieve, duok išminties, kad... Tai duok išminties mums teisingai administruoti tai, kad tu duodi gerybės, turtą, reiškia, iš tikrųjų, nes dabar nemažai žmonių, aišku, Lietuva yra kas sunkokai gyvena, bet yra nemažai žmonių, kurie turi, žiūrėk, ir butą, ir vilą, ir dar kaip visokios nuosavybės. Ir tame paskęsta, nes nenori, pradeda tam tarnauti. Tai čia tiesiog nes nelieka laiko kitiems dalykams. Tu daug Dievo išminties iš tikrųjų teisingai tvarkyti tavo duotas gerybės. Amen. Amen.